Europos universitetų sporto žaidynėse pirmosios lietuvių pergalės. Ketvirtadienį Lietuvos sporto universiteto salės futbolo komanda po atkaklios kovos rezultatu 3-1 įveikė Brunelio universiteto atstovus ir žengė didelį žingsnį kito varžybų etapo link. Gerai sustovėjom gynyboje ir išėjom į kontratakas ir išnaudojom progas. Aišku, nemažai buvo progų, kurių neišnaudojom, bet 3 įmušėm įvarčius ir gerai buvo. Šiandien atsižvelgiant į tai, kad mes turėjom vakar varžybas, mūsų priešininkai ne, jie šiek tiek atrodė šviežesni. Žinojom, kad jie nėra labai jau kažkokie tai įspūdingi žaidėjai, bet mes įvertinome juos, žaidėmo gynybos ir aišku, turėjom daug daugiau progų pelnyti įvarčiam, bet gerai, kad taip gerai baigėsi. Sėkmingai žaidynės kol kas klostosi ir Vilniaus universiteto stalo tenisininkėms, kurios penktadienį ryte po permainingos kovos rezultatu 3-2 įveikė Hanoverio universiteto merginas ir pateko į varžybų pusfinalį. Pirmas susitikimas jų vokietė tikrai stipri, mes abi pralošėm prieš ją, bet kitus, kadangi mūsų komanda yra pakankamai lygi, visos yra panašaus pajėgumo, tai gavosi taip, kad jos yra gal psichologiškai net ir silpnesnės, mes labiau vieningos, gal nesakyčiau. Mūsų ir tai buvo aštuntukas labai gerai, tai tikrai padarėm daugiau negu galėjom. Pirmąją pergalę žaidynėse iškovojo ir Lietuvos edukologijos universiteto rankininkai. Jie rezultatu 40-21 be didesnio vargo sutriuškino Porto Politechnikos instituto komandą ir užėmė 3. vietą A grupėje. Ketvirtfinalyje Karolio Kodinsko auklėtiniams teks grumtis su antrąja B grupės komanda. Martynas Balevičius, Andrius Kazokaitis, Rotterdamas.